Taip, iš tiesų kreipiasi nemažai moterų, kurios nori papildomo uždarbio ir svarbiausia sąlyga būna katalogus peržiūrėti, tada įvertina kainos brangios ar pigios, įvertina, kiek galima uždirbti, bet vienintelis dažniausiai moterų stabdis tai būna lagaminėlis kvepalų, o norėtų dirbti žmonės su kvepalais. Tada nelabai suprantu, kaip galima uždirbti nuo kvepalų, jeigu neturi testeriukų. Tai yra čia puikiausias įrankis, kuris, jeigu ir nebūtų kaip vienas iš pasirinktų startinio, ar ne, ateiti į šią kompaniją, vis tiek aš jį įsigyčiau. Ir aš jį turiu patį didžiausią. Dėl to, kad pas mane pasirinkimas yra max, žmogus ateinantis įsirinkti savo kvapą yra kategorijos vaisiniai, gaivūs, citrinos, rytietiški, vyriški, moteriški, uniseksai, vaikams kvapai. Viskas yra vietoje ir žmogus gali rasti savo mėgstamą, mylimą kvapą, galbūt išrinkti dar kažkam tai dovanų, ar ne. Dėl to rekomenduoju aš visada imti pačią didžiausią papkę, tie, kas norite užsidirbti nuo kvepalų. Yra ir kiti startiniai, tai pavyzdžiui yra mažasis startinis, kur kainuoja iš tikrųjų dvigubai mažiau nei šita papkė. Ir ten yra 42 kvepalų mėginėliai, šitame yra 133. Dar ekstra esu papildomai įsigijusi, nes kiekvieną mėnesį praktiškai vis išeina kažkoks tai naujas kvapas, tai vis dasiperku. Ir taip uždirbti nuo kvepalų eina labai daug. Ir ta papkė, kaip jūsų darbo įrankis, labai greitai atsiperka. Tiesiog įsigijus iš jūsų kažkam, tai pavyzdžiui 5 kvepalus, jau atsiperka visa šita didelė papkė. Ir pardavė 10 kvepalų, uždirbai virš 200 eurų. Įsivaizduot, kokie tai yra geri pinigai. Taigi moteris, tos, kurios mėgstate, mylite kvapą, kurioms patinka kvepalai, kurios pačios turite ant kvepalų ir vis negana, taip kaip man, tai tikrai rekomenduoju ateiti ir dirbti su gerais Extract de Parfum kvepalais. Tas, kas dirba su kvepalais, išmano EDP, tualetinius vandenius ar ne, Extract de Parfum, tai tikrai žino, ko jie skiriasi. Kvapai patikrinti yra ir mano pačios, ir žmonių, ir klientai sugrįžta ir tikrai giria kvapus ir kvepalus, taip kad tikrai galite užsiimti šituo ir užsidirbti papildomai, o galbūt net ne papildomai, o pagrindinai, kaip sakant, pagrindinis gali būti jūsų darbo uždarbis. Dėl to rekomenduoju imti šitą darbo įrankį ir užsidirbti max. Tik nuo jūsų priklauso. Taip, kad vienas didžiausių privalumų man šioje kompanijoje, kad yra darbo įrankiai, su kuriais žmogus gali iškart užsidirbti pinigų.